Visi nori pasyvių pajamų, bet niekas nepasako, kad jeigu šiandienai su nedideliu portfeliu renkiesi tik pasyvias pajamas, tikriausiai užrakini savo portfelį nuo ateities didelio augimo. Šiandien pasidalinsiu video savo 30 000 eurų investiciją į būtent pasyvias pajamas, išmokantį fondą, išnarpliusiu jį po kaulelį, parodysiu tau, kur tai padarau. Noriu pasidalinti su tavim, kodėl pasyvių pajamų pasirinkimas, jeigu šiai dienai investuoji nedidelėmis sumomis ir tai yra tavo fokusas, tai noriu parodyti, kodėl tai gali būti viena didesnių tavo asmeninių padarytų klaidų ir kaip galėtum greičiau ir efektyviau turėti pasyvių pajamų portfelį, pradėdamas arba pradėdama nuo kitų strategijų. Jeigu tu šiai dienai esi vis dar savo strategijos paieškose, tai labai kviečiu peržiūrėti šitą video iki galo ir pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis apačioje. O jeigu pirmą kartą pasijungi į mano kanalą, tai labas, aš esu Justina, čia dalinuosi savo asmeninę investavimo istoriją, savo klaidom, savo kliūtim, savo strategijom ir čia dalinuosi, kur juda mano pinigai, kaip keičiasi mano strategijos, kokius rezultatus aš pasieksiu. Jeigu nori sekti mano investavimo kelionę, labai kviečiu padaryti tą apačioje. Na ir jeigu tau kalbos apie pinigus, apie finansus, apie psichologiją ir kaip jausis saugiau būtent su savo finansais ir su savo pinigų valdymu, tai nepamiršk paspausti prenumeravimo mygtuko apačioje, nes kiekvienas auditorijos dalyvis man yra ypatingai svarbus, tik šiek tiek liūdnoka, kad mano kanalą iš tiesų prenumeruoja tik tais 50% mano auditorijos. Tai jeigu tu žiūri šitą video ir ne pirmą kartą mane matai, bet vis dar nepaspaudai prenumeruoti mygtuko, yra apačioj. Ačiū tau, susitiksim komentaruose ir keliaujam šiandien tiesiai į video. Tai apie savo JPQ pasirinkimą. JPQ tai yra ETF-as, biržoje kotiruojamas fondas, kurio tikslas yra išmokėti investuotojams pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį. Tai yra mano investicija, kur šiai dienai yra apie 30 000 eurų ir apie šitą strategiją kalbėjau tikrai ne kartą. Tai yra tikrai mano mėgstamiausias pasyvias pajamas išmokantis pasirinkimas. Ir ką labai noriu parodyti, ar ne, tai bendrai šiek tiek tiem, kas nematėte ankstesnių video, kai kalbėjau apie šitą pasirinkimą, kaip viskas atrodo bendrai. Tai kaip atrodo dabar bendrai, ar ne, mano šitas portfelis šiai dienai JPQ vienas vienetas kainuoja apie $26, ar ne, aš pradėjau fondą pildytis sąmoningai, laukdama, kol šiek tiek pakris rinka ir man ypatingai pasisekė, nes ilgai laukti nereikėjo. Aš kovo mėnesį pardaviau savo nekilnojamą turtą, grąžinau paskolą, ar ne, ir pas mane pinigai buvo jau priparkuoti vertybinių popierių sąskaitoje, laukė tos rinkos korekcijos, kuri nutiko žiauriai greitai, nes tai buvo Trumpo tarifai, ir ne, rinka pakrito ir štai čia aš jau pradėjau suleidinėti visus savo planuotus įdarbinti pinigus tam, kad būtent į tą pasirinkimą, kuris generuotų man pasyvias pajamas. Ar ne, ir kaip pradėjau pildytis portfelį būtent per rinkos pakritimą, tuo metu, kai fondo vieneto kaina ar ne buvo šiek tiek žemesnė, tas man šiai dienai ir ne pasipildymas, kai rinka buvo savo dugne tuo metu, ar ne, aš galiu matyti, davė tikrai labai gražų augimą per laikotarpį ir šiai dienai, jeigu pasižiūrėsim, aš turiu 1150 JPQ vienetų, ar ne, šito fondo vienetų ir bendra dabartinė vertė yra $30 000. Mano vidutinė užpirkimo kaina yra 23,50 ir tai, ką aš pati suinvestavau, yra 27 000. Tai dabar, jeigu aš pasižiūrėsiu, ar ne, aš turiu 13% augimą, nors dar net metų nėra šitai pozicijai. Būtent dėl to geresnio užėjimo taško. Tai jeigu tu dar nepradėjai investuoti ir tikrai žinai, kad nori pasyvių pajamų, nors neperžiūrėjai dar šito video, tai vėlgi kviečiu nelaukti tų pakritimų, bet vis dėlto pradėti investuoti ir turėti galbūt atsarginį galimybių rezervą, kurį gali suinvestuoti tada, kai rinka šiek tiek pasikoreguoja. Tai dabar mano situacija buvo tuo metu dėkinga, ar ne? Tai ką noriu parodyti, kad jau aš turiu 13% tą bendrą kapitalo prieaugį, kas pinigais yra $3600 ir kodėl štai yra didesnė dalis, tai todėl, kad aš jau dividendais gavau iš šito pasirinkimo $2000.
dolerių, kurie pas mane atkeliavo ar ne pamėnesiui kiekvieną kartą, kai buvo pildoma nauja pozicija ir nuo tos, kas jau buvo supildyta anksčiau. Kaip atrodo ar ne bendrai visas šitas portfelis ir kiek tie 30 000 dabar esantis generuoja man per mėnesį, tai jeigu aš pažiūrėsiu vasario mėnesio išmoką, ar ne, $318, nuo kurių aš turėsiu susimokėti 15% mokesčių, todėl kad tai yra europinis variantas, europinis fondas, ar ne, tai vadinasi, teikiant metinę deklaraciją, aš turėsiu susimokėti po 15% nuo visų šitų man išmokėtų sumų. Tai šitą kviečiu prisiminti kiekvieną žmogų, net ir investicinės sąskaitos režimui prisitaikius, ar ne, mes vis tiek nuo dividendų mokėsim 15%, nes dividendam investicinės sąskaitos režimas kol kas nėra ten patenkantis. Vėliau, jeigu žiūrėsiu sausio mėnesį, gavau 240, ar ne, tai čia buvo gruodis, gavau 222, na ir panašiai, ar ne, tai realistiškai, jeigu taip žiūrėti, tai apie $250 aš gaunu kiekvieną mėnesį nuo 30 000 investicijos, nuo 27, nes dar papildomai prieaugis, ar ne. Tai bendrai paėmus su visais tais rezultatais, ar ne, čia yra apie 10% tas vidutinis metinis dividendinis pajamingumas. Tai vadinasi, nuo vienos akcijos aš galiu tikėtis gauti $2.71. Ir 10% dividendinis pajamingumas, mano akimis, yra fantastiškas, kai mes turim, ar ne, fondą, kuris išmoka pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį. Bet dabar, kodėl aš noriu pasakyti, kad vis dėlto, jeigu tu sieki pasyvių pajamų, ar ne, bet kol kas gali investuoti tik nedidelės sumas, tai labai kviečiu užsukti ir sugrąžinti save į realybę arba atrasti papildomos motyvacijos per skaičiuoklę. Pavyzdžiui, jeigu tu ateisi į fl.lt puslapį, čia yra skaičiuoklė ir aš renkuosi pasyvių pajamų skaičiuoklę. Jeigu aš galiu investuoti, ar ne, tarkim, 1200 per metus suinvestuoju, nes galiu 100 eurų per mėnesį. Mano pasyvių pajamų pelningumas 10%, imkim GPQ pavyzdį, mokesčių tarifas 15%, kiek aš gausiu per mėnesį, gausiu 8,50. Realistiškai, ką gausiu 10 eurų, bet turėsiu metų gale nuo kiekvieno dešimtuko susimokėti po €50. Ir čia labai dažnai žmonės neįsivertina, nori gauti pasyvias pajamas, nes tai duoda tam tikrą saugumą. Aš matau, kad investavimas veikia momentaliai. Suinvestuoju iki X dividend date ir jau kitą mėnesį aš gausiu pasyvias pajamas. Kad ir nuo 100 eurų, kad ir nuo 25 eurų, jeigu nuspręsiu tokią sumą investuoti, aš matau, kad veikia, aš gaunu savo patvirtinimą, aš turiu papildomą saugumą, ar ne, ir pas mane įkrenta pinigai, kuriais aš galiu naudotis momentaliai. Bet labai dažnai, ko mes nepadarom, tai neįsivertinam, kad bus reikalinga susimokėti mokesčius ir kad ta suma, kuri atkeliauja pas mane dividendų pavidalu, būtų pakankamai reikšminga, aš turiu turėti ženkliai didesnę sumą negu 1200 eurų, kas ir tai būtų pasiekta per metus, ar ne? Net ir nuo 12 000 eurų, ar ne, galbūt ta suma nebus tokia reikšminga. Tai labai svarbu. Viso šito video esmė yra tai, kad jeigu tu gali investuoti tik tais mažas sumas šiai dienai, gali pasitikrinti, kaip veikia pasyvios pajamos, bet mano akimis ženkliai efektyvesnis pasirinkimas būtų žvalgytis į augimo strategijas, į akumuliuojančius fondus, kurie savyje jau reinvestuoja tuos dividendus, nieko neišmoka. Taip mes neturim mokėti 15% mokesčio, nes negaunam dividendų ir tie gaunami dividendai jau yra apskaitomi pačio fondo viduje ir padeda auginti mums mūsų kapitalą, mes nesukam galvos, pildom portfelį ir naudojamės didesniu augimu. Todėl, kad tie fondai, kurių pagrindinis fokusas yra išmokėti pasyvias pajamas savo investuotojams, jeigu aš ateisiu į Just ETF puslapį, GPQ pasirinkimas, ar ne, ir pasirinksiu KIDą ir pasižiūrėsiu, ar ne, kas tai yra per tikslas, ar ne, kas yra per tikslas šito fondo. Tikslas yra suteikti pajamas investuotojams ir long term capital growth, ar ne? Tai be abejo, tikslas yra ir auginti kapitalą, bet vis dėlto pirminis tikslas yra pasyvios pajamos savo investuotojams. Tai mes turim suprasti, kad čia mes negausim tokio augimo, kaip rinkdamiesi tik akumuliuojančius augimo aktyvus, nes vis dėlto fondas fokusuojasi į pasyvias pajamas ir tik antrinė jo užduotis ir tikslas yra išlaikyti ir kažkokį augimą. Tai dabar parodžiu, ar ne, per Just ETF puslapį, kad mes čia iš tikrųjų galim susirasti visą pagrindinį informaciją
informaciją apie europinius pasirinkimus, bet mano asmeninis pasirinkimas būtent dėl JPQ ETF buvo todėl, kad aš žinau apie jo Amerikos alternatyvą, kuri atsirado ženkliai anksčiau negu europinis pasirinkimas. Ir jeigu aš pasižiūrėsiu, Europos fondas buvo atidarytas tik 24 metais, tai mes neturim labai ilgos istorijos, bet Amerikoje jisai buvo atidarytas, jeigu neklystu, 22. Tai dabar, jeigu aš noriu susitikrinti, kadangi JPQ europinis variantas ir JPQ Amerikos variantas yra identiškos alternatyvos, tiesiog skirtingiam regionam, ar ne, tai aš galiu keliauti į Seeking Alpha puslapį. Tai yra vienas iš geresnių pasirinkimų, kur galima pasinagrinėti atskiras akcijas, atskirus fondus, ar ne, ir šiaip susirasti labai daug naudingos informacijos. Tai čia yra ta vieta, kur aš nagrinėjausi būtent JPQ ETF Amerikos variantą, prieš nusprendžiant rinktis jį kaip Europos alternatyvą savo asmeniškai portfelį. Taip, tai jeigu aš veduosi prie simbolių, ar ne, ir paieškosiu JPQ pasirinkimą, tai yra JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, tai yra US alternatyva. Šiai dienai matau, kad ir kaina skiriasi negu europinio pasirinkimo, ar ne, ir čia aš galiu rasti visą informaciją. Jeigu aš žiūriu prie Amerikos pasirinkimo yield 12 trailing months, ar ne, tai yra tas dividendinis pajamingumas, ar ne, tai jisai praktiškai identiškas su tuo, ką realistiškai gaunu ir aš, apie 10%, arba jeigu eisiu į Just ETF puslapį, ar ne, pasižvalgyti, matau vėlgi, ar ne, kad apie 10% praktiškai identiška, ir tai yra, ką aš galiu tikėtis, ir kada jisai buvo įkurtas, tai jeigu aš paimsiu 5 metų pasirinkimą, ar ne, tai matau, kad jo įkūrimo data yra 22 metų. Tai vis dėlto dar papildomai turiu kelis metus, ar ne, tos kaip istorijos savo, kad galėčiau priimti informuotą sprendimą. Vėlgi, visą tai, kuo aš dalinuosi čia, ką investuoju, ką rodau, tai yra mano asmeniniai pasirinkimai. Tu turi pati ar pats nuspręsti, ar tai tau tinka, ar tau netinka, ar ne, ir tik tada priimti tuos atitinkamus finansinius sprendimus. Dėl to yra labai svarbu, ar ne, susipažinti su viena nuomonė, su kita nuomonė ir tuomet susidaryti savo asmeninę nuomonę iš to, ką teko girdėti internete, priklausomai nuo tavo galimybių ir tikslų. Tai čia aš matysiu, ar ne, Seeking Alpha puslapyje, kad yra ir įvairios analizės padarytos, galiu skaityti, ar ne, vienai sako sell, kiti sako hold, kiti sako buy, ar ne, ir kiti pasirinkimai. Matysiu visas naujienas, ar ne, jeigu keičiasi tos distribucijos, ar ne, dividendai, kurie yra išmokami. Ir štai čia pasižiūrėti JPQ, tai yra covered call strategija paremtas ETF-as, ar ne, tai covered call strategija papildomai padeda ir generuoti tas pasyvias pajamas, kurios yra išmokamos investuotojams. Dabar jeigu aš ateisiu prie dividends pasirinkimo, ar ne, tai aš galiu pamatyti ir vertinimus, kaip Seeking Alpha puslapyje, ar ne, koks yra vertinimas ir kokie yra išduoti tie vadinami grades, pažymiai. Tai A pliusas, B minusas, jeigu aš kalbu apie dividend growth arba dividendinį pajamingumą, ar ne, nu, tai 10% kaip fondui kiekvieną mėnesį išmokančiam, tai iš tiesų yra geras pasirinkimas. Jeigu žiūrėsiu, ar ne, medianą bendrai paėmus visų ETF yra 2%, taip toliau galiu kitus dalykus pasilyginti. Ir čia apačioje matysiu, ar ne, kad jisai 3 metus augina savo dividendus, kas taip pat yra geras rodiklis, ar ne. Matau, kiek šiai dienai buvo paskutiniai pranešti dividendai nuo vienos akcijos, tai yra $47. Matau ex-dividend date, tai yra ypatingai svarbi data, jeigu tu nori gauti pasyvias pajamas kuo greičiau, tai vadinasi, tu turi nusipirkti pasyvias pajamas išmokantį ETF-ą iki jo ex-dividend date. Tai yra ta data, ar ne, iki kada tave turi užregistruoti kaip investuotoją, kaip aktyvo turėtoją, kad kitą mėnesį tu gautum tas pasyvias pajamas, kurios tau priklauso nuo turimo turto. Dabar, ką labai norėjau parodyti, ar ne, nes Seeking Alpha yra daugiau skirtas Amerikos ETF-am arba jau akcijų atskirų pasirinkimui, bet kadangi aš labai minimaliai investuoju į pavienius akcijų pasirinkimus, tai vis dėlto man patinka tos fondus daugiau čia pasižiūrėti, aš galiu parodyti tau, kodėl aš sakau, kad JPQ pasirinkimas ar bet kokie kiti pasyvias pajamas išmokantis fondai nebus tokie efektyvūs kaip tik augimas, nepaisant to, kad jie turi augimą, ar ne? Galiu ateiti prie charting pasirinkimo ir aš matysiu, ar ne, tam tikrą palyginimą su benchmarku, su to vadinamu palyginamuoju indeksu, ar ne? Ir čia yra S&P 500 indeksas, ar ne, kaip pavyzdys ir jo augimas, tai dabar, kadangi JPQ neturi labai ilgos istorijos, 3 metai yra tas maksimalus laikotarpis, kiek aš galiu paimti lyginimui, nes jeigu imsiu 5 metus, ar ne, tai čia kažkurioje vietoje nutrūksta ir be abejo sunku vertinti, kai aš vieno turiu daugiau informacijos, kito mažiau. Tai vadinasi, imu 3 metų augimą ir aš matau, kad S&P 500
auga stipriau negu JPQ pasirinkimas, bet priminimas, kad JPQ tikslas toks ir nėra augti ir aplenkti S&P 500 indeksą. JPQ tikslas yra išmokėti tau kasmėnesinės pasyvias pajamas. Tai dabar, kai mes turim didesnį kapitalą, norim pasyvių pajamų, norim iš jų gyventi, arba taikom tas pasyvias pajamas kitom papildomom strategijom, tai gali būti visai neblogas pasirinkimas, kaip pas mane. Tai ką noriu parodyti, kad jeigu tu nori sukaupti didesnį kapitalą ir gauti pasyvias pajamas, galbūt efektyvesnė strategija būtų startuoti su augimo pasirinkimais ir užauginus kapitalą iki reikšmingesnės sumos, kuri tau duotų norimas pasyvias pajamas, pasitikrinant per skaičiuoklę, tu tiesiog galėsi permesti visą tą kapitalą, parduoti augimą ir keliauti į pasyvias pajamas, kurie jau duos apčiuopiamą sumą tau. Nes, čia yra pakankamai didelis skirtumas, kai mes žiūrime, jeigu tai yra 35%, tas paaugimas nuo suinvestuotų sumos, o tuo metu S&P 500 duoda maždaug 60-70% augimą. Dar ką duoda Seeking Alpha, tai kad mes galim pasižiūrėti ir papildomai tuos vadinamus peers, tai yra kitos investicijos, kurios gali būti labai panašiai lyginamos su tuo mūsų pasirinktų variantu, ir čia yra JEPI pasirinkimas, šitas yra ir UCITS ETF skirtas Europos investuotojams, tai galima žiūrėti šitus variantus, galima matyti jų augimą bendrai paėmus maksimalų rodiklį ar ten paėmus paskutinių 3 metų pasirinkimą. Tai Seeking Alpha leidžia išnarplioti mums tam tikras akcijas arba fondus tikrai itin detaliai. Galim pasižiūrėti ir reitingą, ką sako analitikai, ar tai yra hold pasirinkimas, kokius jie duoda vertinimus bendrai paėmus, kalbant apie likvidumą, apie riziką, apie dividendus, išlaidas, kurias mes patiriam investuodami ir panašiai. Tai jeigu aš dabar atgal sugrįžčiau į skaičiuoklę, ir pasižiūrėčiau, kad vis dėlto aš noriu kaupti kapitalą augimo pasirinkimus, tai aš pati asmeniškai investuoju į S&P 500, tas minėtas benchmarkas, indeksas, kuris buvo paimtas lyginimui per SPYL ETF, tai aš galiu matyti, kaip greitai aš užauginčiau savo kapitalą iki norimos sumos per tam tikrą laikotarpį. Ir čia susivedu tuomet tuos skaičius, kuriuos galiu sau leisti investuoti. Tai pavyzdžiui, šiai dienai, jeigu aš investuoju 0, bet kiekvieną mėnesį galiu pildyti savo investicijas po 200 eurų per mėnesį ir gaunu vidutinę metinę grąžą 10%, po 10 metų aš turėsiu jau 40 000. Mano įnešta yra 24 000, man 24 000 jau uždirbo, būtent dėl to, kad tai yra akumuliuojantis ir augantis pasirinkimas, uždirbo 16 000, mano portfelis beveik 40, Ir jau tada aš, pavyzdžiui, turėdama 41 000, keliauju į skaičiuoklės, galiu parduoti savo tą užaugintą kapitalą ir čia vedu 40 000 ir 10% vidutinį metinį pajamingumą ir aš jau gaunu, 283 pasyvių pajamų kiekvieną mėnesį. Jau daug smagesnis pasirinkimas negu gauti, pavyzdžiui, 8 eurus ir vadinasi, aš auginau kapitalą labai efektyviai, nes nemokėjau mokesčių, todėl, kad negavau nieko realizuoto, tokio kaip dividendais ir štai čia jau yra daug apčiuopiamesnis pasirinkimas. Dabar, kur susirasti visą šitą gėrį, jeigu tu nori investuoti į pasyvias pajamas, į tą patį JPQ arba JEPI pasirinkimą, arba jeigu tu nori auginti kapitalą, tai aš pati naudojusi Freedom 24 vertybinių popierių brokerio prieigą ir patekimu į akcijų rinką, tai yra mano brokeris, mano tarpininkas, per kurį aš pati asmeniškai investuoju. Tai jeigu nori pasižvalgyti daugiau, kaip viskas atrodo būtent platformos viduje, nori pamatyti mano asmeninės investicijas, kur keliauja realūs pinigai, tai pačioje rasi registracijos nuorodas, tai užsiregistruok ir prisimink, kad už įneštą tam tikrą sumą pinigų dar gali susirinkti iki 20 papildomų akcijų dovanų, kurios galbūt padės tavo portfeliui labai efektyviai keliauti į pliusą aplenkiant S&P 500. Bet jeigu aš noriu pasižvalgyti ir jau turiu Freedom 24, bet kokį kitą brokerį, nežinau, ko naudojatės, tai yra mano pasirinkimas. Aš ateinu į prekybos skiltį, man patinka, kad čia yra lietuvių kalba ir galiu susivesti tiesiog savo norimą tikerį. JPQ pasirinkimas yra US galūnė
Tai yra Amerikos fondas, kurį aš nagrinėjau per Seeking Alpha. JPQ EU yra europinis pasirinkimas, UCITS ETF, kuris yra skirtas investuoti Europos investuotojams. Spaudžiu JPQ EU pasirinkimą, ar ne? Užeinu štai čia ir matau, ar ne, kad jisai kainuoja tos pačius $26. Galiu spausti investuoti, atidaryti sesiją man reikia. Tai atidarau sesiją, ar ne, ir galiu pasirinkti JPQ EU pasirinkimas, spaudžiu šitą dalį, ar ne, ir galiu susivesti savo norimą investuoti kiekį. Pavyzdžiui, noriu pirkti 5 fondo vienetus, tas kainuoja $132, pateikiu pirkimo nurodymą ir spaudžiu žalią mygtuką. Realiai užtrunku vos kelias sekundės ir ilgiausiai, kas užtrunka, tai tiesiog tas išsinagrinėjimas, išsianalizavimas, strategijos pasirinkimas ir visa kita. Dabar, jeigu tu nori pamatyti, ką gali nedidelės sumos, tai yra €100 per mėnesį, būtent investuojant į S&P 500, tai yra mano ir Aleksandro toks kaip praktinis eksperimentas, kur mes investuojam, ar ne, ir stebim, kaip veikia ta paprasta pasyvi indeksinė investavimo strategija. Tai yra mano pasirinkimas, tai profilio nuorodą rasi apačioje. Šiai dienai čia yra jau $3,000, ar ne, su papildomu prieaugiu, 355 pinigais, tokio kaip uždarbio per paskutinius praėjusius 2 metus, kai aš investavau tik po €100. Tai ta prasme, nedidelės sumos, jos tikrai gali padaryti didžiulį darbą, jeigu mes nuosekliai keliaujam link savo išsikeltų tikslų. Beje, dar vienas toksai side notas, o man labai patinka Seeking Alpha pasirinkimas tuo, kad jeigu man iš tikrųjų patinka JPQ, ar ne, aš ir toliau jį investuoju, bet noriu papildomo augimo, tai su Seeking Alpha prenumerata ir premiumu, ką aš turiu Alpha Pix pasirinkimą. Aš ateinu į Alpha Pix ir ką aš matau, kad jų bendra portfelio grąža, būtent jų tų cherry pickų ir tam tikrų akcijų ir kompanijų, ar ne, kurias jie atsirenka kaip analitikai, tas pelningumas ir augimas yra 306%, lyginant su S&P 500 augimu, kuris yra 83%. Tai aš galiu rinktis tą patį JPQ, ar ne, ir galiu dar papildomai pasižvalgydama po Seeking Alpha pasirinkti tam tikrų uogyčių savo strategijoje tam, kad išpeščiau didesnį augimą, ištempiant visą savo bendrą portfelį kartu su JPQ į didesnę grąžą. Tai jeigu aš noriu pasižiūrėti, kaip atrodo, ar ne, visas tas Alpha Pix pasirinkimas, tai yra nuolatos atnaujinama informacija, ar ne, ką jie atranda su savo analizėm, ar ne, tas analizės galima pasiskaityti štai čia, galima pasižiūrėti į performance pasirinkimą, į bendrą portfolio pasirinkimą, ar ne, ir čia aš matysiu įvairiausias kompanijas, tai yra industrials, ar ne, įvairiausi sektoriai ir tos kompanijos, kurios jiem duoda tą grąžą, kuri, ar ne, šitiek kartų pralenkia S&P 500. Tai yra, matysiu ir reitingą, strong buy, ar ne, galbūt yra ir kitų pasirinkimų, štai čia matysiu ir hold pasirinkimus. Tai vat, jeigu norisi padaryti dar tą papildomą cherry picking, ar ne, tam, kad ištemptume savo portfelį viršų ir jeigu esam pasiruošę pavienių kompanijų analizai, ko aš pati neypatingai darau, tai pasinaudokit Seeking Alpha, nuorodą palieku taip pat apačioje, jeigu tai yra tau reikalingas papildomas resursas. O kol kas šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad užsukot, dėkui už skirtą laiką ir lauksiu jūsų komentarų apačioje. Iki.